Antrasis raundas. Startuoja antrasis raundas, jį iš karto smūgiais kojomis pradeda Deividas Jemeljanovas. Nikolajus Čiubrevičius, vėl Jemeljanovas, kur kas aktyvesnis, nepaisant Nikolajus Čiubrevičiaus bandymų nepasiduoti. Tikrina varžovą Jemeljanovas. Pastarasis kol kas neatsiveria Palangiškio atakai. Klinčas, vėl grįždami sportininkai į kovinę poziciją. Griaunamas ant ringo grindų. Čiubrevičius, tačiau vėl netrukus stojasi sportininkas. O Deividas Jemeljanovas dirba kojomis. Pagaunama dabar Jemeljanovo koja. Čiubrevičius verčia savo varžovą ant ringo grindų, tačiau tiesiog nukrenta apsauga jam, reikia pertraukėlės, kol jį vėl bus uždėta. Čiubrevičiaus geras smūgių serija. Dabar ir rankomis pabando Latvis. Smūgis koja į korpusą, nuo jo apsigina iš esmės Deividas Jemeljanovas. Au! Vėl plojimų nusipelno Jemeljanovas. Sportininkas iš pajūrio. Dar kartelį. Varžovas ant grindų po Jemeljanovo smūgio kojomis. Rankomis praktiškai šis sportininkas nedirba, baigėsi antrasis raundas, sumuša rankomis. Varžovai išsiskiriame minutės pertraukėlė iki trečiojo raundo pradžios. Trečiasis paskutinis raundas. Trečiojo raundo pradžia. Iš karto aktyvūs kovotojai. Jemeljanovas buvo jau kilstelėjęs koją gan aukštai, tiesiog pritrūko tikslumo. Nikolajus Čiubrevičius dirba skirtingai nei jo varžovas, daugiausia rankomis. Vėl apsaugų pataisymas, vėl toliau tęsiasi kova. Čiubrevičiui reikia labai daug ką atkovoti. Nesėkmingas Deivido Jemeljanovo smūgis, susikabina koją už varžovą ir griūva ant ringo grindų. Kita vertus nieko ypatingo ir nenutinka Jemeljanovui. Žinoma, jeigu tai būtų MMA, jis būtų prastesnėje pozicijoje, tačiau čia kova parteryje nevyksta. Vėl stojasi Deividas Jemeljanovas ir toliau tęsia kovą prieš varžovą iš Latvijos, kurią, sakyčiau, kol kas laimi.
Liko 10 sekundžių. 10 sekundžių iki trečiojo raundo pabaigos. Jemeljanovas dar demonstruoja aktyvumo pliūpsnį, tačiau ir taip jam turėtų užtekti nuveikto darbo šioje kovoje tam, kad ji būtų laimėta. Palauksime oficialaus teisėjų verdikto.